Nu čia plyta, kaip matot, yra aliuminis, ne tarp kitko. špižinis. Tai va, ji labai tvirta yra, todėl aš ją pasidėjau. Turbūt Lietuvos tikrai žinomas visų autofanų dalykas yra plyta, tai jaunesniem pasistengsim atsakyti, kas yra ta plyta. Taigi, papasakosiu šiek tiek apie šį variklį. Tai yra 2,5 litro benzininis variklis, liaudiškai vadinamas plyta. Plyta yra patikimas, geras, patikrintas variklis M50 B25, kuo jisai skiriasi nuo kitų BMW senų 6 cilindrų variklių, tai kad jis neturi vanuso, kas galbūt, kai tai atsirado dar 90-aisiais, buvo geras dalykas, tačiau dabar jis yra nebepatikimas. Vanusas yra praktiškai tas pats, kas VTECas Hondai. Nu, praktiškai beveik taip pat. Ši plyta yra gera dar tuo, kad jos blokas yra špižinis, ne taip kaip kitose M52, M54 aliuminis eidavo. M52 ir M54 varikliai, jie perkaitus. Tas aliuminis blokas jisai išsikraipo, o M50 plyta, jos blokas yra špižinis ir jis yra sunkesnis, bet jis yra patikimesnis. Šioj plytoj mes realiai į vidurius nelindom, pakeitėm viską, kas yra aplinkui. Pakeitėm vožtuvų dangtelio tarpinę, karterio tarpinę, pakeitėm suskeldėjusias šlangutes, nes automobilis buvo stovėjęs kurį laiką, gumos sutrukinėjusios, nebepatikimos. Tad mes viską atnaujinome ir paruošėme sportui. Padarėme keletą kosmetinių darbų, nudažėme vožtuvų dangtelį. Šis variklis turi 141 kW ir 245 Nm. Jis yra ant tiek patikimas, kad gali dėti belę kokią turbą, pūsti iki ir lėksi pas mergas su vėliu. Taigi, tuoj krausime šią plytą į mašiną. Sekite mus, pamatysit, kai važiuojam 325 kapę. Jėgelė.